Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Laidos rėmėjas Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Mėsos meistrai – pagaminta žinovų. Sveiki visi žiūrintys Tauro ragą. Praėjusioje laidoje sveikinome vieni kitus su Švento Huberto medžioklės globėjo diena. O šiandien laidoje matysite, kaip būrelė šią dieną minėjo. Rubrikoje Medžioklės ABC apie Drazharo veislės šunis kalbės Vytautas Tamošiūnas. Švento Huberto minėjimo tradicija sena. Dar 8 amžiaus pradžioje Europoje, ypač Belgijoje, ėmė plisti šio šventojo kultas. Pagal vakarų Europos bažnyčios tradiciją jis tapo medžiotojų globėjų. Kai kurie būreliai Lietuvoje šią datą mini nuo nepriklausomybės paskelbimo. Tačiau šventės organizuojamos tik tais nuo 2006 metų. Vardu noriu pasveikinti susirinkusi, kaip docentas sakė, pirmąjį mokojame medžioklę. Ir ta medžioklė ypatinga yra keliais aspektais. Tai pirmiausia, kad yra šiandien Švento Huberto diena. Nu ir kita tokia ypatinga proga, kad šita diena, pirmoji medžioklė vyksta visiems miškininkams, visiems ekologams šventoje vietoje, tai profesoriaus Tado Ivanausko sodyboje ir čia Kamšos miške. Linkiu visiems šios gražios mokomosios medžioklės ir kartu gražios šventės. Vyriai, gal turit kas nors atsarginį akumuliatorių? O tai matei, kur stirnos iššoko? Ne, aš mačiau, kad tenai. Atbėgo zaikis, strikt sustojo, prisidėjau. Nu, ne, tupinčio nešausi, kai pradėjo bėgti, buvo vėl iššausi. Nešojau. Prasidėjo 4. varymas. Pirmame varyme buvo 2 šūviai, vienas taiklus, antras buvo paleistas į lapiną, bet lapinas buvo gudresnis už medžiotoją. Lapinas pabėgo. Antram varyme šūvių nebuvo, trečiam varyme buvo 2 šūviai, vienas taipogi pro šalį, kitas buvo sumedžiotas zuikis. Sumedžiojus žvėrį, o kaip matote, yra speciali mašina medžiokliai, labai tinkama žvėrims vežti.
ir varovus užvežti. Visą laiką su šitą mašiną ir vežame žvėris. Medžioklė, kad nekeista, baigėsi. Studentai yra visi, medžiotojai beveik visi. Pagal mūsų seną tradiciją reikia išsiaiškinti žiopliausius, geriausius ir durniausius. Tai kolegos šiandien pas mus yra paleisti 4 šūviai, sumedžioti 2 žvėrys, 1 be šūvių. Pagal mūsų tvarką, tai visgi karaliumi yra skelbiamas Šidlauskas. Karalius pasakys, kur renkamės dėl to kulto. Tada gerbkime žvėrį. Vytautą Tamošiūną kariai pristatinėti medžioklinės šunininkystės entuziastams tikrai nereikia. Tai žmogus turintis didelę patirtį ir praktiką. Šiame reportaže Vytautas papasakos apie Dratgaro veislės augintinius. Man, pavyzdžiui, labiausiai tinka vokiečių vižlai, Dratharai, o dabar pradėjau auginti ir medžioti su kursharai. Tai yra kaip visapusiški medžiokliniai šunys, allroideriai, arba kaip vokiečiai sako, Mädchenfüralles, tai yra mergelė viskam. Kiekvienoje medžioklėje gali, tos veislės gali jum padėti. Tos mūsų gražiosios pranykusios medžioklės, slang pavasarinės. Jų metu Dratharas, kursharas neždavo iš tankumyno vakare naktį sumedžiotas slankas, po to prasidėdavo šernų medžioklė tykoje, stirninų medžioklės. Tie šunys laukia mašinoje po bokšteliu ir sužeisto žvėries paieškos. Ir mūsų medžiotojai labai stebėsi, kad daug kas sodina šiuos šunis po bokšteliu. Pirma, kas išgirsta, kad ateina žvėris, tai šuo ir pagal šuns elgesį pakelia galvą, pradeda uostyti, pamatai, kad kažkas artėja prie bokštelio, o visa kita tai yra dresūros paklusnumo klausimas. Be abejo, be šitų šunų, be kursharų, be dratharų neįmanoma ančių medžioklė. Tikrai ir pakels antis, ir išneš iš tankumyno. Toliau prasideda kurapkų medžioklė, fazanų medžioklė. Irgi be šitų šunų neįmanoma. Tų medžioklė daro labai gražias, stilingas tiltis, aportuoja šitų sumedžiotus paukščius. Po to prasideda vėlgi didžiosios medžioklės, taurių elnių, briedžių rujos metu. Tai irgi šie šunys gali padėti surasti sužeistą trofėjinį patiną. Po to prasideda variminės medžioklės. Šie šunys gali stovėti ramiai su jumis linijoje, laukti, kol bus paleisti, atnešti kažkokį sužeistą kiškį ar lapę, arba surasti sužeistą šerną. Vėlgi tai yra klausimas tik tai paklusnumo, dresūros, ir tai šios veislės vienos iš geriausiai dresuojamų iš visų medžioklinių šunų. Be abejo, jos pavarys, bet netoli, truputėlį pakratys tos tankumynus, šerną iškrapštys, bet vėlgi tai yra nedings miške visai dienai, sugadins nervus jums, sugadins medžioklės draugams, kad reikia jo ieškoti. Tai yra kontaktinis šunys, visą laiką dirbantis su žmogum. Lietuvoje medžioklė keičiasi. Medžioklės įstatymas vienas iš 10 įstatymų Lietuvos, kurie netitinka Lietuvos konstitucijos. Visur ta privati nuosavybė yra gerbiama pasaulyje. Ir visiems nori ar nenori kai kas, medžioklės plotai mažės. Variminių medžioklių darysis mažiau. Ir reikės šuns, kuris kiekvienoje medžioklėje, medžiojant medžiotojų įvairiais būdais, kad galėtų padėti tam medžiotojui. Su tokiais šunimis medžioja žmonės truputėlį, kaip sakyti, tokios
turintis aukštesnį to medžioklės supratimą, medžioklės kultūros supratimą, nes tai yra labai gražios. Kai įsijungis tą auginimą tų šunų, panaudojimą medžioklį, pradedi medžioti dėl šuns. Dėl to, kad pamatyti, kaip jis daro tiltį, pamatyti, kaip jis gražiai bėgioja šaudyklę po lauką, kaip jis gražiai oportuoja ir važiuoja grinai dėl šuns darbo, kad pasižiūrėti. Medžioklė ne tik ten tos mėsos gabalas, bet tai yra ir šuns darbas gražus. Vilniaus ginklų išskirtinis pasiūlymas savigynos priemonėms. Įsigyjant graižtvinį 6 mm revolverį Alfa, kuriam nereikia leidimo, Vilniaus ginklai dėklą ir dėtuvio šovinių duoda nemokamai. Dėmesio, gauta nauja Graf medžioklinės aprangos siunta. Norime jums pristatyti naują, šiltą žieminį kvėpuojantį kostiumą, kuris yra sukurtas atsižvelgiant į daugumos medžiotojų poreikius. Kostiumas pasiūtas iš minkšto bei švelnaus audinio, kuris yra sparus drėgmei, neperpučiamas vėjo ir nešiukšdantis. Apranga yra šiuolaikiška ir patogi dėvėti, net ir atšiauriomis klimato sąlygomis. Laukime apsilankant. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Pagerbti Šventą Hubertą, medžioklės globėją į Truškūnų Anykščių rajone, medžiotojai ne tik iš Lietuvos renkasi, jau 5 metai. Šiemet anykštėnų medžiotojai sulaukė svečių iš Vokietijos, Anglijos, Latvijos, Rusijos bei Baltarusijos. Sveikinam visus čia susirinkusius į mūsų šventę. Šiandieną, kaip matote, jau aš galiu pasakyti, tapo internacionalų ir tarptautinę Huberto dienos šventę. Medžiosime lauko miškeliuose. Šįmet jie nejudinti, taip kad laukiam svečių. O kas juose yra, netgi nežinom. Ką medžiosim? Pirmiausia, kiškiai, stirnas, šernus, plėšrūnus. 1 valandą pietaujam, pusė
4 stengiamės susirinkti ten lauke, kur pagerbsime, kiek bus kritusių ir būkit orus ir tvarkingi. Tai kągi, linkiu ko geriausios sėkmės, su gera nuotaika grįžti į šitos namus ir tada pasidalinsim galutiniais įspūdžiais. Čia nereikia žiūrėti tas didysis numeriukas. O, kas liko geriausias? 9. Nemačiau, žaliai šiandien. Nemačiau, nes aš išgirdau, kai jisai baluot pradėjo. Ir tai kai aš galvoju, kad aš suprausiu. Ir aš nematau, jisai ravų bėga, žolės baisiausias. Ir tik vienu metu švyselėmis, aš galvoju, šito, kas ten lenda. Pirmą reikėjo šiauti būtų Lapinas dar rovas. Dabar dar pasakyk, kad bankas sumaišė. Ne, nesumaišiau, normaliai. Slapilė. Iš dvasatkės. Gal reikėjo paieškoti? Ne, kad nubėgo labiau ten sklandžiai. Antras varymas. Pirmam varyme buvo keli šūviai, vienas buvo taiklus. Stirnaitė sumedžiojo svečias iš Anglijos, labai profesionalus šūvis. O šitoj pusė jau sodyba, jau nebegali šauti. Aš tai pažiūrėjau gražiai tą stirnytę, bet jinai net suklupo ant tarimo, jau žinai pasimetė. Medžiotojas iš tos pusės, varovai iš anos pusės, o prieki sodyba tenai šunys loja. Tai ne tik klupt tą stirnytę, bet paskui kaip parė per tarpą, taip ir sakė. Emocijų gerų. Po kiekvieno šūvio viltis atsiranda kažkoks, va jau dabar kažkas yra.
double at it. Yeah. And then I watched two more. And two woodcock appointments. In England, I think there's a different attitude to guns. People seem more frightened of them. They're not so at ease here. I mean, if you take a gun out here, people don't seem quite so worried. In England, as soon as you mention the word you have a gun, people jump back. Oh, you know, not a gun. You say, well, yeah, I shoot pigeons, pheasants, ducks, geese, that sort of thing. And very often they take a pretty poor view and don't like people who shoot with guns. In England, it's rather a small group. Usually in an area you tend to know most of the people who shoot because it's a very small group of people. There's a lot of clay shooting goes on, but mostly people like myself, it tends to be ducks, pheasants. Mostly it's birds in England. There's a few people shoot deer, but we mostly pheasants, ducks. It's flying game mostly. The English law is rather complicated. If you came to my house on my land, I could stand beside you and you could use my shotgun under my supervision, but that's the only condition. I couldn't give you my shotgun to take out anywhere else and use it. With a rifle, I can have you over here as a foreign visitor and take you out, as long as I'm taking you out with my rifle under my supervision. But the licensing laws are quite difficult in England. If you wanted a shotgun, it's probably the easiest thing to get because you can say you want it for clay pigeon shooting, and providing you have secure storage, you're not a criminal, you're not mentally ill, then there's no reason why you shouldn't have a shotgun. A rifle is slightly more complicated. A rifle, you have to belong to a rifle club if you want to shoot targets. If you want to shoot like this with animals, you have to be mentored, as what you're saying, being supervised by somebody, and they will take you out and show you how to stalk deer. The rifle safety obviously first, because that's the most important, and then when they think you're fit to have the rifle on your own, they write to the police and say, I've taken him out, he shot so many deer and he is safe. The other thing we do is, if you haven't got, which some people haven't, padarėm antrą pagrindinę šios dienos darbą. Pagrindinis darbas matot koks. Todėl nuimam kepures ir trubočių nėra ir, kaip sako, atiduokim jiems pagarbą kritusiem nelygioj kovoj. Šiandien tiek. Laukiame jūsų laiškų. Laukiame nuotraukų Ginalo firmos konkursui. Susimatysime po savaitės. Nei plaukų jums, nei dokų. Iki. Laidos rėmėjas. Kėbulų remontas. Dažymas kameroje. Transportavimas. Šiauliuose Vlado Navicko įmonėje paslaugos aukščiausios kokybės. Mon expert naturel et que je m'envoie comme personnage. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.